Sveiki, mėlyjeji Kandeliarijos draugai, bičiuliai, pažįstami, prenumeratoriai, visi, kurie čia užsukote ir paspaudėte žiūrėti. Ko nori jūsų siela? Kokia jos būsena? Ką ji nori pakeisti? Ar nori? Ko nori jūsų siela? Kokia yra jūsų sielos būsena? Tų žmonių, kurie užeis, paspaus žiūrėti. Čia ateis tik tie, kurie turi tai išgirsti ir pamatyti. Ko nori jūsų siela? Ko jai trūksta? Ko bijo jūsų siela? Kas padės pasiekti norimą? O kas trukdys tik tai? Kokios yra baimės priežastys? Kokios jūsų asmenybės savybės padės pasiekti sielos harmonijos? Patarimas jums. Jūsų sielos būsena. Ko jūsų sielai trūksta? Ko jinai bijo? Kas padės pasiekti norimą? Kas trukdys? Kokios yra baimės priežastys? Kokios jūsų asmenybės savybės padės harmonizuoti sielą? Patarimas. Jūsų sielos būsena. Ko jai trūksta? Ko ji bijo? Kas padės pasiekti norimą? Kas trukdys? Baimės priežastys. Jūsų asmeninės savybės padėsiančios suharmonizuoti sielą. Patarimas jums. Jūsų sielos būsena. Ko nori jūsų siela? Ko bijo? Kas padės pasiekti norimą? Kas trukdys tik tais? Baimės priežastys. Jūsų asmeninės savybės padėsiančios suharmonizuoti. Patarimas.
Jūsų sielos būsena. Ko jai trūksta? Ko bijo jūsų siela? Kas padės pasiekti trokštą? Kas trukdys tiktais? Baimės priežastys. Jūsų kokios asmeninės savybės padės pasiekti sielos harmonijos? Patarimas. Jūsų sielos būsena. Viskas kaip ir gerai. Ruošiasi iniciacijai, siela. Neriasi į amžinos meilės vandenyną, gyja, kūrybiška, vaisinga. Išeit reikia tiktais iš veidrodinių santykių. Iš tokių santykių, kas jūs trikdo, ar žmogus, ar dalykas, ir uždaryti. Tik tiek betrūksta, kad jūsų moteriška deivės energija atsiskleistų, pabustų ir pražystų magiškai. Jūs jau visą tai žinote. Jūsų sielos būsena yra aukštam lygmeny, pasiruošusi šuoliui. Liko tik tais moteriškos energijos suaktyvinimas, jūsų vidinės deivės. Būsena yra gana gera, tik tais veidrodiniai santykiai išbalansuoja ją. Ko nori jūsų siela, ko jai trūksta? Jinai nori, kad jūs kaip moteris karė atrastumėte giliausią pašaukimą. Ir perrašytumėt savo likimą. Jūsų akašos laukas tuščias, jame siautėja jėgos, didžiulės jėgos, šansai. Dabar jums yra galimybė sušokti puikų gyvenimo šokį.
nes yra labai mažas pasipriešinimas. Joms tiesiog reikia išvalyti ir išsaugoti jūsų energiją. Angelai jums gali padėti. Tai padaryti per kalbėjimą, per balsą. Tiesiog reikia gerklės čakrą patvarkyti. Ir išsakyti, kas jums yra svarbu, miela, ir išsakyti tikrąją tiesą. Nori, kad jūs sutvarkytumėt savo energetiką sielą, kad kalbėtumėte tiesą, kad pasinaudotumėte šansais ir eitumėte, kovotumėte už savo pašaukimą. Ko bijo jūsų siela? Kad jūs nenublanktumėte dėl pritapimų, kad neslopintumėte savo šviesos siekdami pritapti savo gyvenimo kelyje, atlikdami savo karmos misiją, siekdami stabilumo, kad neprarastumėte meilės, nepasiduotumėt, o sugydytumėt, įeitumėte į balansą ir namų laimę tokią. Siela bijo, kad jūs neišgirsite savo širdies, netversite jos meilei. Bijo, kad nublanksite, prisitaikydamas prie kitų. Įsiklausykite širdį, sako jums siela, kas padės pasiekti norimą. Jeigu šoksite su gyvenimu, darysite kažką, kad pakeistumėt savo energiją, jūs pasieksite norimą. Ir energetika pradės tekėti. Jums yra tiesiog svarbu suvokti esmę ir išeiti iš apgaulės bei iliuzijų. Rask taiką. Tu esi kaip žmogus, kuris gali susisiekti su protėviais, kaip mediumas. Jūsų protėviai gali jums padėti. Jums tik reikia tai suvokti, kas yra svarbu jūsų gyvenime. Protėviai jūs myli. Padės. Jūs turite ypatingų galių. Bet svarbiausia, būk taikoje su savimi. Kas trukdys tik tais? Nesubalansuotas gyvenimas. Kas yra nesubalansuota jūsų gyvenime arba ką reikia keisti? Pasižiūrėkite, koks jūsų gyvenimas. Kaip sudužęs veidrodis.
Na, čia šneka, kaip galima sutvarkyti, subalansuoti, būtent per meditacijas, per minties jėgą, išgydyti, išmokti. Yra vedimas, kaip sutvarkyti. Sako, tik išgirsk. Priimk išmintingas žinias, dvasinį suvokimą. Ir raktai bus duoti į gausą. Yra disbalansas pas jūs. Įsiklausykite, suvokite, kas pas jūs yra išbalansuota gyvenime. Galbūt kažkoks pinigų siekimas, materialumas gali irgi vesti disbalansą. Kokios yra baimės priežastis? Prisiminimai, praeities jausmų atkūrimas sukelia jums baimę. Fokusuoja jūs, reiškia, atima tam tikras jėgas. Jūs prisimenate, kaip stipriai jūs mylėjote bendruomenę. Kaip stipriai. Ir čia iškirtas širdies angelas gydo tą netektį, kur jūs kažką praradote. Ir net šviesos taryba, dieviškoji orkestruotė, subtiliųjų sferų padėjėjai dalyvauja, kad sutvarkyti tuos negatyvus prisiminimus, tuos praradimus, kad išgydyti jūsų širdį. Nebijokite, jūs nesate vienišas. Nepergyvenkite dėl savo jėgos. Susifokusuoti į tai, kad kažkokią įtaką ar jėgą jūs praradote, neverta. Viskas yra gydoma, viskas yra žinoma, viskas yra tvarkoma. Nebijokite, jūs nesate apleistas ir vienišas žmogus. Bet yra tam tikrų disbalansų. Kokios jūsų asmeninės savybės padės pasiekti sielos harmonijos? Atgimimas, ramybė, vidinė šventovė, kada išgirsite savo sielą, nutrauksite protėvių elgsenos modelius, išgydysite ir perkursite ateitį. Kada jūs išsivalysite energiją toksinę, kurią jūs absorbavote.
ir atgimsite. Štai tokia yra tiesa, kurią jūs suvoksite. Ir patarimas jums. Jūs jau tai darote. Mažiau mąstykite, nekvaršinkite galvos. Sekite savo žvaigždę. Dar sykį. Kelias, takas. Kelias yra ilgas. Šneka, kad yra mokytojai dvasiniai, kurie jūs myli stipriai, stebi jūs ir veda jūs tuo keliu, nebijokite. Ir detoksikuokite savo gyvenimo dramas. Refleksija reiškia tą, ką jūs prisimenat praeitį, iškraipo jūsų kelią. Tai reikia sutvarkyti, paleisti, reiškia, kad galėtumėte judėti pirmin. Jums mažiau reikia prisiminti ir galvoti apie tai. Yra toks patarimas jums ir sako, judėkite pirmin. Kągi, jūs išgirdote sielos norą realizuotis, pakeisti, įgyvendinti savo norus, pasiekti norimą ir įveikti trukdžius. Šitas skaitimas aktualus tiems, kas užtvirtins šitą kortų skaitimą. Patiktuku, širdutėm ar kokiu kitokiu atsiliepimu. Su jumis buvo Kandelarija. Iki sekančių susitikimų.